vaikučiai, ir šiandien aš padarau Back to School haul. Tai trumpai sakant, tai yra apžiūra tiesiog, ką aš nusipirkau jau mokykloje, nes mokykla jau užsienio. Ir taigi nieko nelaukiu ir pradedu. Čia dar matote porą dalykų už mane, žodžiu vėliau. Dabar noriu parodyti kuprinę, kur aš esu labai patenkinta. Jie atrodo štai taip. Štai, jis turi čia paskyrę, tada čia mažesnė ir dušonė, kur gali kažką įsidėti, tada didesnė ir patį didžiausią. Čia yra paprastas skyrius, aš esu čia susidėjusi akvarelę ir čia yra, nežinau, ar jūs matysis, bet štai tokia juosta, kur atsiklijuoja. Ir čia, žodžiu, dar yra tokie kaip du skyriai, tik vienas tiesiog va, taip užsiklijuojantis. Ir toliau dar mokykloje nusipirkau tokią papkę. Štai aš jums parodysiu. Štai tokia. Iš tiesų daug nežiūrėjau, čia yra su visokiais užrašais. Ji yra atsegama su gumute. Paprasta tokia papkė. Ir dabar dėl ko aš ją nusipirkau, būna, žinote, visokių tai įkvietimų ar kažko tai duoda mokytoja, tai tiesiog va, įsidėti ir nepamesti yra tikrai labai fainas dalykas. Kol kas aš jos nebandžiau. Aš tiesų jį atrodo labai graži, nes yra tokia gan spalvota su visokiais užrašais. Ir žodžiu, jo, pabandysiu gumutę, iš tiesų man jį patinka, kad yra su gumute, nes gumutės, na, nėra labai tokios kokybiškos ir jos gali greitai nutrūkti. Toliau iš tokių kosmetinių priemonių, tai, pavyzdžiui, truputėlį, yra štai tokie du kremai. Čia yra Body Butter, tai yra kūno sviestas ir čia yra du kūno sviestai. Tai vienas yra su šokoladu, atrodant štai taip, ir kitas yra su vanile, atrodant štai taip. Jų kainos dabar aš gerai neatsimenu, bet buvo amaros ar euro 16 ar 19, na, maždaug tokia. Ir dar vieno aš net klijavau netgi. Matote, dar užklijuota, jis jau užklijuota štai tokia lipne juosta, nu, žodžiu, dabar nežinau kaip pasakyti, bet tokia plėvelė, kuri nėra labai stipri ir ją lengvai galima pridurti, dėl to man dėl to nepatiko ir šitą aš jau pradariau. Ir kvepia gan skaniai, tikrai tokia vanilė, gal šiek tiek netgi imbierų, bet jie šiek tiek lipina odą. Tai, pavyzdžiui, aš dabar turiu tokį kūno sviestą, kuris yra labai geras ir visiems rekomenduoju. Ir va, šitie tai, nežinau, man šitas tai dar, šitas nelabai patiko, o šitą dar nebandžiau, nežinau. Toliau man nukrito, aš nusipirkau naują iš Coca-Colos Flipsmack'e štai tokią vazeliną, nes aš turėjau jų visą kolekciją, tai ten buvo 3 Coca-Colų skonio vazelinai ir man šitas labiausiai patiko, dėl to aš jį radau, kad būtų po vienas, jeigu kam įdomu, tai buvo Saulės mieste drogė. Ir va, radau tokių pirktų, jo suma buvo apie €20 maždaug ir jo. Ir iš tiesų man labai patinka, aš jau jį išbandžiau, atrodo štai taip, toks raudonas, labai riebus, spalvos neturi visiškai, tai šiek tiek gal labai mažytė, bet va, riebus, maitina lūpas, žodžiu, tikrai toks dalykas, kam reikia įsigykit, bet galima rasti pigesnių vazelinų, dėl to tai nėra labai geras pasirinkimas. Toliau noriu dar jums parodyti, vėlgi mokyklinė, tai yra pinalas. Pinalas pas mane yra iš nežinau dabar kaip tarėsi, taip. Iš tiesų, man jis labai patinka, nes aš būtent norėjau tokio, kad, nu, būtų tik atsitraukti ir sėdėti, o nes aš turėjau, kur išsivarto ir jis labai greit suplyšo, mokėjau daug ir jo, tikrai man jis didelio įspūdžio nebuvo padaręs, bet pažiūrėsiu kaip šitas, man labai patinka jo raštai. Ir užtrauktukas traukinės lengvai, aš jau čia esu viską susidėjusi į vidų,
yra gan platus, žodžiu, man jisai kol kas tikrai labai patinka. Lengvas, gan kokybiškai pasiūtas, padarytas, jokių siūlų nėra, tai tikrai. Ir toliau turiu 2 žymeklius, štai. Pieštukiniai klijai, liniuotė, žirklės, turiu milijoną tušinukų, štai tokį triniklis. Ir dar radau tokių pieštukų, šimtuoj parodysiu, kurie kainavo, man rodos, ar 69 centus. Jie atrodo štai taip. Matote, pieštukai tokie apvalūs, jie yra HB2, tai yra maždaug vidutiniškai minkštas. Pieštukas piešia gan gerai, jau yra išbandyti, neoninės spalvos ir žodžiu, ir jo. Štai. Tai man jau labai patinka, žiūri faini ir tiesiog labai gražus. Ir dar yra daug tušinukų, tai žodžiu, nerodysiu. Toliau dar naudosiu papkės. Ir žodžiu, dabar aš tų papkių nerodysiu, bet dar kas yra kuprinėje. Tai nusipirkau štai tokią liniuotę 30 cm. Ir ką aš dar nusipirkau, ko man tikrai reikėjo. Tai yra žiediniai rašikliai. Ir aš jų kainos dabar nematau. Tai va, jie atrodo štai taip. Va, jie kainavo 2,39 €. Štai galiu parodyti. Jie yra 8 spalvų, aš jau juos turėjau, man jie pasibaigė, žodžiu, štai. Bet kas man nepatinko, kad kai aš juos nusipirkau, jie buvo gražus dailūs, o dabar štai kaip jie susiglamžė ir tikrai ta jų pakuotė nėra labai kokybiška ir man dėl to jie neįtin patiko, bet piešia, jie yra kai kurie blizgantis, kai kurie net va šitas irgi nepatiko, bet nusipirkau, nes tie buvo tokie špigesnių, nes buvo daug brangesni, aišku, jie būtų geresni. Tai va, tai manau šiandien tiek, tikriausiai viską parodžiau, jeigu patiko, spaudžiam like, komentuojam, prenumeruojam mano kanalą, ten apačioje raudonas mygtukas ir jo. Šiandien tiek, ačiū uždėmesi ir iki kitų kartų, ate! Dar pamiršau jums parodyti rūbus, kuriuos taipogi nusipirkau mokyklai, tai štai, tai visų pirma, pirmas rūbas yra šita biskutė, yra štai tokiais, matote. Atrodo labai kokybiškai, labai gražiai. Čia yra toksai su tokia medžiaga labai permatoma, žodžiu, tai čia vasarai, bet manau gal dar rudenį šiek tiek pailsiu. Ir tada dar gavau prie timpų tokios kaip suknelės, bet jos nėra suknelės, tai yra tiesiog tokios nešioti prie timpų. Tai aš labai mėgstu timpas ir turiu tokią labai gražių raštų jinai. Štai. Ir per liemenį jinai yra tampoma. Toliau čia didelė iškirptė, bet ne, žodžiu, čia galiu ją dėtis ir ant kažkokios bliskutės. Rankoje, žodžiu, taip. Man tikrai patinka. Aš jau ištamatavausi ir dar tiesa nuotraukos bus video gale, ten bus visos nuotraukos, kaip aš atrodau su rūbais ir dar išsamiau apie tas visas prekes. Ir toliau dar gavau irgi prie timpų. Nežinau, dėl ko aš sakau, kad gavau, nes aš jas pirkau. Čia yra jau su ilgesnėm rankovom ir tamsesnė, štai tokia irgi lyg suknė. Na, žodžiu, žinote, prie timpų tokie kostiumėliai. Jinai tamposi, bet jau per tą. Rankos yra ilgos, yra pati tampri, tikrai kokybiška, už ją mokėjau 6 €, už tą mėlyną neatsimenu kiek. Štai. Čia matote yra šiek tiek pakeltas viršus. Šiaip jinai irgi yra tokia vėjo pučiama. Tai dėl to, nežinau, aš su jais eisiu mokyklą, bet jeigu norėsite pamatyti daugiau video, iš kur pirkau, nes aš dabar nepykite, bet neatsimenu tikrai visų gerų kainos dar. O jeigu kam įdomu, tai kuprinė kainavo 33 €. O atšvaistai buvo tiesiog nuo senesnės kuprinės, nes gaunu iš seselės atšvaistų, perku, tiesiog gaunu iš draugų ir jo.
Tai va, tai šiandien tiek, dėkui už dėmesį, patiko, spaudžiam like, daliname su draugais, dar kartą priminsiu, jog kai turėsiu 500 subscriberių, darysiu fannytą, taigi jeigu norite sutikti, tiesiog pakviesite draugų, kad jie subscribintų ir taip greičiau ateis tas laidas. Taigi šiandien tiek, ačiū dėmesį ir ate!